Sveiki. Toliau parodysiu, kaip susikurti Moodle sistemoje testą iš jau turimų klausimų. Norint tai padaryti, turėtumėte paspausti pridėti veiklą, šokant į meniu ir tenai pasirinkti nuorodą testas. Čia tiesiog turėtų būti testo pavadinimas, aš parašysiu, kad tai yra tiesiog testas. Galima nurodyti, nuo kada iki kada tas testas bus prieinamas studentams. Toliau laiko limitas, kiek bus skiriama studentams laiko atlikti testą. Galite nurodyti minutėmis, dienomis, valandomis. Na, tarkim, galbūt studentai tą testą atlikinės auditorijoje ir tų klausimų gal nėra tiek ir daug. Ir tarkim, aš nurodysiu, kad studentai turėtų atlikti testą per 15 minučių. Ar leisti, kiek leisti bandymų, ar tai bus neribotas testų bandymas, ar būtent ribosit, kad studentas galėtų, tarkim, 3 kartus tik tai testą laikyti ir vėliau jau negalės. Toliau vertinimo metodas. Yra 4 vertinimo metodai. Tai yra aukščiausias įvertinimas. Iš visų studentų bandytų testų rezultatų bus paimtas aukščiausias. Vidutinis vertinimas, tai yra iš visų jau atliktų jo bandymų bus paimtas vidurkis. Pirmas bandymas, tai kad ir kiek studentas tą testą bandys kartu atlikti, bus imamas tik pirmas bandymas ir atitinkamai paskutinis bandymas. Na, parinkime tai aukščiausias įvertinimas. Kai bus klausimai išdėstyti ekrane, ar taip, kaip jūs sudėsite tuos klausimus, ar bus išmėtyti atsitiktinai, galim pasirinkti išmėtyti. Naujas puslapis, tai kiek bus čia būtent klausimų puslapyje. Tai kiekvienas klausimas bus atskirai. Klausimų elgsena, ar bus išmėtyta tarp klausimų būtent į atsakymai, čia palikime taip. Toliau peržiūros pasirinkimus palikime numatytus, tai yra, kada studentas galės matyti įvertinimus, kada būtent gauti kažkokį tai atsaką nurodytą klausime. Dabar rodyti vartotojų paveikslėlis po 10 dalis po kablelio, kiek skaičių bus rodoma, šiuo atveju parinkta 2. Papildomi apribojimai, čia galbūt reikėtų, jei norite uždėti slaptažodį prie testo, tai yra galbūt norite, kad testą studentai laikytų tik auditorijoje, kur kai studentai ateina, jūs pasako slaptažodį ir tik tada studentai gali prisijungti prie būtent jūsų to testo. Na ir nurodę šiuos pakeitimus galime spausti, išsaugoti ir grįžti į paskaitą. Taip, matome kurso titulinėme puslapyje mūsų testą, ant jo paspaudžiame. Ir čia mums jau turėtų būti rodomas testas, tačiau šiuo atveju mums parašyta, kad klausimų dar nėra. Todėl spaudžiame nuorodą redaguoti testą. Ir čia mes galime įdėti tam tikrus klausimus jau iš mūsų klausimų bankų. Tai yra, arba galime pasirinkti kelis ir spausti mygtuką pridėti į testą, arba galite pridėti tuos klausimus po vieną. Na, aš šiuo atveju turiu 3 klausimus ir juos visus pažymėsiu ir spausiu pridėti į testą. Tai yra visus 3 klausimus man sistema prideda į testą, kurias aš galiu kiekvienam klausimui parašyti po įvertinimą, tarkim, tam tikrais balais aš noriu įvertinti studentus, ar tai bus, koks bebūtų tai klausimas, galbūt vienas klausimas bus labiau vertas, kitas galbūt mažiau, na tai šiuo atveju aš čia parašysiu, kad gautųsi suma 10 ir tiesiog didžiausias, koks bus įvertinimas to viso testo, tai šiuo atveju nurodyta 100, tai sistema atitinkamai pagal klausimų vertes paskaičiuos būtent testo galutinį įvertinimą. Na ir galime grįžti į testo titulinį puslapį ir galime pradėti būtent jau mūsų testo bandymą. Na ir mums atsidarys visi klausimai vienas po kito, tai tiesiog viename galim pasirinkti teisingus atsakymus, spauskime. Galime toliau, vėl kitą galbūt kitaip pasirinksime, periname į 3 klausimą ir spaudžiame toliau.
atsakymę į visus 3 klausimus, spaudžiame mygtuką patvirtinti visus atsakymus ir baigti. Mums dar kartą paklausė, ar tikrai norime baigti testą, spaudžiame tvirtinti. Ir mums sistema parodo kiekvieno klausimo, kurie buvo teisingi atsakymai, kurie blogi, ir viršuje matyti galutinis vertinimas iš maksimalaus. Šiuo atveju matyti, kad aš gavau 52,22 iš maksimalaus 100 įvertinimų. Tai būtent tokiu principu yra kuriami testai, juos galite visada peržiūrėti, pasibandyti, kaip studentai tą visą vaizdą mato ir vėliau pateikti jau galutinį testą atlikti studentams. Tai apie testų kūrimą tiek ir ačiū už dėmesį.